Labą rytą, gerbiami konferencijos visi dalyviai, svečiai iš užsienio, LRT vadovai, tarybos nariai, žurnalistai ir visi dalyviai. Iš tiesų, pirmiausia, aš noriu tikrai pasidžiaugti, kad šiandieną mes kalbame apie tai tokioje rimtoje konferencijoje, kurios pavadinimas ateities LRT šiandien visuomeninio transliuotojo misija besikeičiančioje visuomenėje. Manau, kad ta diskusija būtent čia, šioje erdvėje, tai būtent Lietuvos Respublikos Seime yra pati tinkamiausia, nes būtent Seime verda tokios aršiausios diskusijos visuomeniai svarbiais klausimais. Būtent čia apie žmonėms skaudžias problemas šnekama ir ieškoma jų sprendimo būdų. Ir aš tikrai suprantu ir tą, ką ir pati savo dažnai pripažįstu, kad turbūt silpniausia Seimo grandis tai yra vadinamieji viešieji ryšiai arba tai, kiek apie mus objektyviai, apie mūsų darbą, apie mūsų veiklą, apie gyvenimą gali sužinoti visuomenė. Ir šiuo atveju aš matau mūsų LRT kaip partnerį Seimo ir LRT. Todėl, kad būtent Lietuvos radijas ir televizija ir yra ta jungiamoji grandis tarp politikos ir visuomenės, kur jūs galite objektyviai, nešališkai, pirmiausia, pateikti informaciją, neinterpretuoti, o pateikti informaciją. Ir iš tiesų aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad šiandieną mes ir turime iš esmės vienintelę teisingą, objektyvę informaciją, kuris sklinda iš Lietuvos radijo ir televizijos. Neretai mes ir kartojam, kad Seimas yra visų Lietuvos piliečių atstovybė, bet lygiai taip pat Lietuvos radijas ir televizija yra irgi visų Lietuvos piliečių transliuotojas, žinios skleidėjas. Taigi, aš manau, kad tęsdama tas draugiškas paralelės tarp Seimo ir Lietuvos radijo ir televizijos, bandyčiau pažymėti, kad Seimas priimdamas teisės aktus privalo įvertinti ir numatyti, kaip jie paveiks visuomenės gyvenimą, kaip visuomeninis transliuotojas turi paskleisti tas atsakingas žinias, kurti laidas, kurios tikrai skatintų ne tik tai pasijuokti arba įsityčioti netgi kai kada, bet skatintų žmonės mąstyti, kelti klausimus, turi numatyti tų žinių ir laidų tolesnį įvertinimą visuomenės raidai. Kodėl aš kalbu apie visuomenės raidą? Dažnai susitikimuose su gyventojais aš girdžiu tokius priekaištus. Ten jūs Seime atleiskite vieną ar kitą Seimo narį. Tuomet aš visada sakau, jūs tai esate demokratinės visuomenės laisvi piliečiai, laisvuose rinkimuose renkatės vieną ar kitą žmogų, kurį išrenkate į Seimą. Taigi jūs esate tie, kurie sprendžiate, kokia turi būti tautos atstovybė. Tam, kad ta tautos atstovybė būtų kitokia, mums reikia bendrai visiems kartu, o ypatingai ir politikams, ir Lietuvos radijo, ir televizijai per savo laidas ugdyti visuomenę, ugdyti pilietišką visuomenę, o ne tik tai visuomenę, kuriai įdomios pramogos, kuriai įdomus skandalai ir kuri visiškai nenori analizuoti realios gyvenimiškos situacijos vienu ar kitu klausimu. Ir kartais iš tiesų susidaro man įspūdis, kad jeigu neatsiras tokios institucijos, viešosios institucijos,
ir kur šiandien vienintelė ir matau, tai Lietuvos radija ir televizija, kuri yra ir žinių skleidėja, ir visuomenės ugdytoja, brandžios, politinės, demokratiškos visuomenės ugdytoja. Tai čia ir matau jūsų pagrindinį vaidmenį, kad mes turėtumėm ir tą visuomenę kitokią, ir kad ta visuomenė gautų objektyvę, realią, ne interpretuotą žurnalistų informaciją. Dabar pagal įstatymą Lietuvos radijas ir televizija privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairovė bei šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti, saugoti nacionalinės kultūros vertybės, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. Taigi, rengdamas ir skelbdamas laidas, Lietuvos radijas televizija turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, laidose turėti atspindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti juose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. Tikrai norėčiau būtent pabrėžti įvairias pažiūras ir įvairias nuomonės, nes būtent šiuo atžvilgiu kartais tenka išgirsti nusiskundimų ir ne tik iš politikų, bet ir iš kultūros, mokslo atstovų, kad jie yra neišgirsti. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, pas mane buvo atėję tokia garsių istorijos profesorių delegacija, kurie apgailestavo ir guodėsi, kad šiandieną Lietuvos radijo ir televizijų skamba gana vienapusiška nuomonė istorijos vertinimuose. Ir kad apskritai trūksta istorinių laidų, kurios būtų ir švietėjiškos, ir kurios būtų tos laidos, kurios šiandieniniai mūsų visuomeniai primintų apie mūsų Lietuvos istoriją ir apie istorinius faktus. Ir jeigu yra natūralu, kaip ir visur tarp istorikų, tiek, kiek aš susitinku, kai kurių istorinių faktų vertinimas labai, sakykime, prieštaringas arba skirtingas, tai Lietuvos radijas ir televizija, jeigu kurtų daugiau tokių laidų, turėtų kviesti ir vieną, ir kitą pusę, tam, kad jie galėtų ir vieni, ir kiti išreikšti savo poziciją, o žiūrovas jau pats atsirinktų, kurią nuomonę jisai patiki ir kurią nuomonę nepatiki. Arba dviejų nuomonių išraiška sukeltų arba predisponuotų žiūrovui situaciją, kad jam reikėtų pamastyti, o kaipgi iš tiesų yra arba kaip iš tiesų buvo. Taigi tokią ir matau Lietuvos radijo ir televiziją, kuo atsakingiau, nuoširdžiau vykdančią ne tik tai savo įstatymą, bet ir jame numatytą misiją, taip stiprinant Lietuvą, jos pilietinę visuomenę, puoselėjant jos kultūrinius lobius. Lietuva tikrai yra turtinga savo žmogiškaisiais ištekliais, tad toks ir būtų mano palinkėjimas ateities Lietuvos radijui ir televizijai. Kuo daugiau naujų pašnekovų, kuo daugiau nuomonių, kuo daugiau saviraiškos ir kuo daugiau objektyvumo. Ir pabaigai noriu pasakyti, nežiūrint visų pastebėjimų, kaip aš sakau, tobulėjimui ribų nėra, bet šiandien iš tiesų Lietuvos radijas ir televizija yra ta televizija ir tas radijas, kurį noriai žiūri mūsų Lietuvos gyventojai, kurie noriai klauso Lietuvos radiją ir tai, ką jūs pasakot, tai yra šventa. Todėl tam, kad žmonės priima jūsų pasakymus kaip absoliučią tiesą, tai aš manau, jūs ir esate tie pagrindiniai
tiesos skleidėjai. Linkiu jums tokiems ir toliau būti. Dėkoju.